Ankstyvą 1410 metų Liepos 15 dienos rytą abi kariuomenės susitiko tarp Tannenbergo ir Grunvaldo kaimų. Dešiniajame sparne, priešais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę, kryžiuočiai išrikiavo 15 sunkiai šarvuotų vokiečių riterių pulkų. Jiems vadovavo ordino maršalas Friedrichas von Wallenrodas. Wallenrodo pusėje po Švento Jurgio vėliava telkėsi iš vakarų Europos atvykę riteriai. Kairiajame sparne, priešais Lenkus, ordinas išrikiavo 20 vėliavų. Joms vadovavo didysis ordino komtūras Konradas Lichtensteinas. Pats ordino magistras Ulrikas von Jungingenas su 16 vėliavų pasiliko užnugaryje. Priešais kryžiuočių kovos linijas buvo įrengtos užtvaros, vilkduobės bei bombardų pozicijos. Jas pridengė ordino pėstininkai, arbaletininkai ir šauliai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 41 vėliavos kariuomenė 3 eilėmis įsirikiavo dešiniajame sparne priešais rinktines Friedricho von Wallenrodo vėliavas. Lenkijos karalystės pirmoji 17 vėliavų kariuomenės eilė Jogaila įsakius rikiavusi Pamiškėje. Mūšio pradžioje jį suformavo vieną kryžiuočiams matomą liniją ir atsidūrė priešais Konrado Lichtensteino vėliavas. Vokiečių riteriai 3 valandas laukė sąjungininkų puolimo, ragino ordino magistrą kuo greičiau pradėti kautynes, juk kylanti saulė vargino sunkiai šarvais aprengtus riterius, sekino jų jėgas. Patys kryžiuočiai pulti negalėjo. Pamiškyje įsidėšiusi Lenkijos kariuomenė neleido manevruoti sunkiai kavalerijai, galingai ordino kariuomenės jėgai. Norėdami išprovokuoti Jogailos ir Vytauto ataką, Ulrikas von Jungingenas pasiuntė heraldus, kurie įteikė Jogailai ir Vytautui 2 kalavijus, palydėdami tai įžeidžiančiais žodžiais. Gal, padėdami šių kalavijų, jūs pagaliau išsirinksite mūšio vietą, nesislapstykite miške ir netidėliokite kautynių, nes vis tiek jų neišvengsite. Jogaila ir Vytautas paliepė perduoti. Kalavijus priimame ir padedami Dievo susikausime su magistru dėl teisybės, o kautynių vietą pavedame Dievo valiai. Mūšis prasidėjo apie 11 valandą ryto. Pirmieji į ataką metėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariai. Kryžiuočių bombardos ir šauliai spėjo paleisti vos porą salvių, kai juos užgriuvo ir nuo žemės nušlavė lietuvių raiteliai. Tačiau čia juos pasitiko von Wallenrodo sunkioji kryžiuočių riterių kavalerija. Lietuvių strėlės atšaukdavo nuo riterių šarvų, te padarydamos jiems mažai žalos. Geležinė vokiečių riterių rikiuotė įsirėžė į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lengvąją kavaleriją. Kaip rašė Janas Dlugošas, grūmėsi vyras su vyru, trupėjo ginklai, ore švitravo kalavijai. Įnirtingos skirstynės tęsiasi nemažiau kaip pusvalandį. Sulūžus ietims kariai grūmėsi durklais bei kirviais. Netrukus Friedrichas von Wallenrodas į kautynes metė antrąją riterių kovos liniją. Tada lengvai ginkluoti lietuvių kariai, nesugebėdami pasipriešinti spaudimui, ėmė besikaudami trauktis. Pirmajai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karių linijai padėti atskubėjo antroji. Į kruvinas grumtynes metėsi lietuviškų Trakų, Vilniaus ir Kauno žemių kariai bei smolenskiečių vėliavos. Tačiau ir jie neatlaikė kryžiuočių riterių spaudimo. Patirdami didžiulius nuostolius, lietuviai nesiliovė priešintis. Į mūšį stojo trečioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kavalerijos linija, tačiau ir ji nepajėgė sulaikyti geležinės Friedricho von Wallenrodo riterių lavinos. Kaip tik tada pajudėjo Lenkų pulkai kairiajame mūšio sparne. Praslinkus valandai nuo kautynių pradžios, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė ėmėsi kryžiuočiams netikėto atsitraukimo manevrų. Mūšio lauke liko ir Friedrichui von Wallenrodui priešinusi tik dalis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės, 3 Smolensko pulkai. Patikėję, kad lietuviai bėga iš mūšio lauko, ordino maršalas 9 vėliavas nusiuntė paskui lietuvius, o 6 pasuko Lenkų kariuomenės link, ketindamas ją apsupti iš dešinės ir užnugario. Tačiau čia kryžiuočiams kelią užtvėrė 3 narsieji Smolensko pulkai, kuriems vadovavo Lenkijos karaliaus brolis kunigaikštis Lengvenis. Vokiečių riteriai tiesiog užgriuvo smolenskiečių eilės ir iškapojo vieną jų dalinį. Vis dėlto likę 2 Smolensko karžygių pulkai
įstengė atmušti Friedricho von Wallenrodo kavalerijos puolimą. Sąjungininkų kariuomenė susvyravo. Ordino vadovybė patikėjo pergalę. Didysis ordino komtūras, Lichtenšteinas ir maršalas Wallenrodas visa jėga užgriuvo Lenkijos kariuomenę ir Smolensko pulkus. Šie ėmė krikti ir trauktis, krito didžioji Lenkų Krokuvos vėliava. Kryžiuočiai užtraukė pergalės giesmę. Kristus prisikėlė ir ėmė rikiuotis paskutiniai atakai. Matydami, kad kryžiuočiai baigė pralaužti Lenkų eiles, Jogaila ir Vytautas į kovos lauką išvedė antrąją Lenkų karių liniją. Po įnirtingų kautynių kryžiuočių puolimą pavyko atmušti. Tuo tarpu lietuviai panaudojo seną taktinį manevrą. Neva išsisklaidę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pulkai netikėtai susijungė, apsupo juos persekiojusius Wallenrodo dalinius ir greitai sunaikino. Lenkijos kariuomenė palengva, tačiau ryžtingai ėmė spausti Konrado Lichtenšteino karius. Susibavo maršalo daliniai, neišlaikė įtampos, mūšio lauką paliko Helmo bei kelios kitos kryžiuočių vėliavos. Atrodė, kad kovos sėkmė pakrypo sąjungininkų pusėn. Tuomet pats ordino magistras Ulrikas von Jungingenas su 16 rezervinių kryžiuočių vėliavų stojo į mūšį. Magistras nežinojo, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė jau grįžta į mūšio lauką. Magistro vėliavos pabandė apeiti iš šonų dešiniajame sparne besigrūmenčius maršalo Wallenrodo ir Lenkų dalinius. Čia kryžiuočiai susidūrė su Lenkų rezervu, karalius Jogaila pasiuntė 16 Lenkų vėliavų. Mūšio sumaištyje nuo Ulriko von Jungingeno rikiuotės atsiskyrė vienas kryžiuočių būrys ir atsitiktinai priartėjo prie Jogailos vadavietės. Vienas iš kryžiuočių net puolė su ietimi Lenkijos valdovą, tačiau karaliaus palyda nukovė užpuoliką. Kiti nesupratė, jog užpuolė patį karalių, pasuko prie pagrindinių dalinių. Magistro ir maršalo riteriai keletą kartų atakavo, bet taip ir neįstengė pralaužti Lenkų eilių. Įnirtingai Lenkus puolantis ordino magistro pulkai nepastebėjo į mūšio lauką grįžusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalinių. Jie, vedini didžiojo kunigaikščio Vytauto, staiga smogė kryžiuočiams iš šono ir užnugario. Ordino magistras Ulrikas von Jungingenas, maršalas Friedrichas von Wallenrodas ir didysis komtūras Konradas Lichtenšteinas atsidūrė apsuptyje. Dviejuose apsupties žieduose prasidėjo kryžiuočių triuškinimas. Didysis ordino magistras atsisakė gelbėtis ir su savo riteriais grūmėsi iki paskutinės akimirkos. Jis žuvo pervertas lietuvių pėstininko ietis. Iš apsupties te išsiveržė 6 ordino vėliavų likučiai. Kiti kryžiuočių riteriai žuvo arba buvo paimti nelaisvėn. Kairiajame apsupties žiede Lenkai kone visiškai apsupo Konrado Lichtenšteino grupuotė. Iš Lenkų riterio gniaužtų ištrūko tik 6 didžiojo ordino komtūro vėliavos. Pasprukę kryžiuočiai dar bandė gintis, užsibarikadavę ordino stovykloje ties Frogenau, tačiau Lenkai užėmė stovyklą šturmu. Sąjungininkų kariuomenė bėgančius kryžiuočius persekiojo dar beveik 30 kilometrų. Mūšis baigėsi temstant apie 9 valandą vakaro. Kautynė Žalgirio lauke truko apie 10 valandų. Kryžiuočių ordino kariuomenė buvo visiškai sutriuškinta. Žuvo aukščiausi ordino vadovai – magistras Ulrikas von Jungingenas, maršalas Friedrichas von Wallenrodas, didysis komtūras Konradas Lichtenšteinas. Į nelaisvę pateko Štetino kunigaikštis Kazimieras, Velso hercogas Konradas bei būsimasis ordino magistras Mykolas Kiuchmeisteris. Mūšio dieną kryžiuočiai neteko virš 200 vadų ir apie 14 000 karių. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė mūšyje patyrė didelių nuostolių. Kovos lauke liko ne mažiau kaip 3/3 kunigaikštystės karių. Daug mažiau nukentėjo Lenkai. Anot Jano Dlugošo žuvo tik 12 Lenkų dalinių vadų ir ne vieno žymesnio. 1410 metų Liepos 15 dieną įvykęs Žalgirio mūšis sukrėtė vakarų Europą, maniusią, kad karinė ordino mašina nenugalima. Kryžiuočių sutriuškinimas nutraukė beveik 200 metų trukusią vokiečių riterių ir vakarų Europos agresiją nukreiptą prieš Lietuvą ir kitas Baltų žemes.